Labas, labas, labas. Sakau tau prisijungus prie manęs šitame video, kuriame kalbėsiu šiandieną apie daugybį moterų aktualią temą. Tai yra išorinius trigerius, kurie yra tavo galios šaltinis, kurie yra kryptis tavo vidiniai laisvai ir tavo lyderystiai. Jeigu tu esi sąmoninga moteris, daug padariusi vidinio darbo, daug turinti savivokos, paevoliucionavusi saviugdoje, tarsi turinti visus įrankius ir sprendusi visokius vidinius dalykus, tačiau pastebi, kad ten, kur tu esi, santykiuose arba verslo teritorijoje, savo įmonės, pavyzdžiui, studijoje, tarp komandos aplinkoj, o galbūt tiesiog santykiuose su savo draugėmis arba kaip lyderė stebėdama savo kolegės, jautiesi kažkur tai trigerinama, kažkur tai užkabinama ir tu kaip sąmoninga moteris supranti, kad tai trukdo tavo vidiniai laisvai, tavo pasitenkinimui, tavo ramybei, tavo laisvei nuo įtampos, nuo to nuolatinio erzinimo, ar ne, kuris gali būti priešais tavo akis. Tai reiškia, kad netgi aš galiu kažkokiu būdu erzinti, kaip žmonės sako, mane erzina tavo balsas, arba tu antiek esi švelni, moteriška, kad mane tai erzina. Tai jeigu taip, kada nors esi patyrusi su manimi, su kitomis moterimis arba su vyrais, išlik su manimi šitame video ir aš pakalbėsiu šiandieną, pasidalinsiu su tavimi, ką pastebiu savo klientėse. Tai yra 4 tipai priežasčių, kodėl tai vyksta ir kaip šitie išoriniai trigeriai veda tave į tavo galios centrą, į tavo laisvę gyvenime, versle, santykiuose ir į tavo dvasinę, energetinę lyderystę. Tai yra labai aktualu kaip ambicingai, įtakingai moteriai, nesvarbu, kur tu to sieki, ar savo profesinėme gyvenime, ar savo asmeniniam pasitenkinimui. Tai leisk man su tavimi pasidalinti keletą situacijų, kur tu gali atpažinti, galvoji dabar, kas tie trigeriai gali būti. Tai pavyzdžiui, gali būti, kad tave erzina tavo pačios vyras. Tavo partneris, pavyzdžiui, tavęs nemato. Tu jautiesi, kad jisai tavęs nemato, tavo grožyje arba tavo pasiekimuose ir tai tave nuvilia, nuvilia ir nuvilia. Galbūt tu turi kolegę, kurią stebėdama tu jauti tokį pavydą, kad jinai drąsiai savo leidžia ir daro taip, kaip jinai nori. Tu žiūri ir ją ir burbuliuoji karštyje vidinėme, nes jinai kyla tau pavydas, kyla tau emocija kokia, ar ne? Ir gali būti toksai pavyzdys, pavyzdžiui, kad tu turi labai artimą savo draugę, bičiulę, ir tu pavargai žiūrėti į tai, kaip jinai lieka laiko save nepagarbiuose, išnaudojančiuose santykiuose. Tu bandai su ją kalbėti, jai aiškinti, jai pasakoti, kodėl tai jai nepasitarnauja ir tu tiesiog jautiesi jau, žinai, pavargusi nuo to, ar ne, kaip jinai to nemato. Ir galiausiai gali jausti pyktį ant savo darbuotojų, o galbūt savo klientų, kad jie tavęs negirdi. Negirdi tavo komandos, negirdi tavo komunikacijos, jie nevykdo tavo nurodymų arba jie pas tave neteina ir galėtum paleisti juos šlepetę, jeigu galėtum, ar ne? Kaipgi taip gali būti? Tai jeigu bet kur atpažinai save vienoj ar kitoj, aš pateikiu keletą pavyzdžių iš profesinio ir asmeninio gyvenimo moterų, kaip tai gali atrodyti, tu supranti, ką reiškia tas vidinis jausmas, tas kontrakcijos jausmas,
Ir ne tik tai gali būti čia labiau kontrakcija, bet tokia vidinė ugnis, toksai vidinė žiežirba. Jinai tave stimuliuoja, bet stimuliuoja ne pozityvia prasme. Jinai labiau tave tampo, ar ne, jinai labiau tave drasko. Ir be abejo, tai yra labai svarbu tau išspręsti tai, jeigu tai kartojasi. Jeigu tie trigeriai tau kartojasi, tai tu labai puikiai žinai, kad šitie trigeriai labai sekina. Reiškia, jie išeikvoja labai daug tavo energijos. Gali būti, kad netiesiogiai su žmogumi, tada, kai tu esi gal tu ten dar tvardaisi, žinai, bet gali būti, kad tai netgi išsineša iš tos aplinkos, tu pasitrauki, iš to santykio pasitrauki, bet backgrounde, jau kur nors kitur automobiliu važiuojanti, valgyti darydama, arba, nežinau, brėžinius braižydama, tu vis dar galvoji ir grumuliuoji tą pačią istoriją, arba tą patį įtampą, tą patį santyki su tuo žmogumi, kuris tave, nu, taip pykdo, kad eina žiežabos tau. Tai tiesiog noriu, kad suprastum, kad kai aš dalinuosi, tai nėra apie savęs kaltinimą. Jokių būdų mes šiandieną neduosim tau kritikos arba kaltinimo. Nes kai aš kalbu, tai reiškia, kad noriu tik tai tam, kad kaip sąmoninga moteris tu pastebėtum tai ir įgytum galios tame. Tai yra įgytum savivaldos, kaip valdyti savo teritoriją, kad galėtum būti laisva nuo to išorinių trigerių. Įsivaizduok, ką tai tau duotų. Įsivaizduok ne tik tai, kad tu jautiesi laisva nuo tų negatyvių emocijų, jauti tokią neutralumo zoną, nei šilta, nei šalta tau, ką kiti sako, ar gal kaip kiti elgesi. Esi laisva save išreikšti, kaip nori išreikšti, bet taip pat įsivaizduok, kad tai net nebepasireiškia tavo realybėj, kad šitie trigeriai nustoja būti tavo patirties dalimi. Kaip tau tai jaustusi? Jeigu tie žmonės, tie santykiai, ne tai, kad jie išnyktų, pavyzdžiui, tavo vyras ar partneris, arba tavo darbuotoja, kurią tu iš tikrųjų myli ir dievini, kokia jinai yra gabi, pavyzdžiui, ar ne, bet galbūt tiesiog jų elgesys tai pasikeistų, kad yra pagarba, yra laisva tau erdvė. Ir tai visiškai įmanoma ir tai patiria mano klientės, kada jos pertvarko viduj mechanizmą. Mes tvarkomės vidiniai teritorijoje tam, kad tu viduj būtum suvereni, autoritetinga, galinga ir kad tau net nereikėtų žodžiais išsakyti, šaukti, rėkti, prašyti ant to vyro, šaukti ant tos artimos bičiulės arba, nežinau, siūsti negatyvą tai kolegijai, nes tai netarnauja nei vienai pusiai. Tas negatyvas, kurį mes užburbuliuojam, savo kenkiam ir kenkiam tiems santykiams. Nesvarbu, ar tai yra tavo artimi ar tolimi santykiai, tu kaip sąmoninga moteris, esu tikra, supranti savo užduotį, čionais gerinti aplinką, ar ne, gerinti aplinką savo darbovietėse, savo įmonėse, tarp santykių su partneriais, su romantiniais partneriais, su profesiniais partneriais. Tu turi čionais tam tikrą norą harmonizuoti ir subalansuoti tas santykių dinamikas, ar ne? Ir be abejo, šitas vidinis darbas yra pradžia. Nes tikriausiai tu jau bandėjai daug aiškinti, ar ne, ką aš pastebiu savo klientėse, jos išnaudoja visas įmanomas taktikas komunikuoti savo nepasitenkinimą vyrui. Ne tik tai žodžiais, bet ir veiksmais. Iškomunikuoti savo darbuotojams, kaip tau nepatinka, kaip jie elgiasi. Arba trenkti durimis prieš kolegę, demonstratyviai rodyti tavo neapykantą. O galbūt, nežinau, sūnui, galbūt tai yra tavo draugiai, ar ne, ir jos vyrui, pavyzdžiui, arba jos ten
kavalieriui ar neaiškinti, kaip turėtų elgtis iš tikrųjų. Bet ką aš matau, kad, kaip sakiau, tai dažniausiai išeikvoja tavo energiją, bet rezultato tu negauni. Rezultatas kitoj pusėj nepasikeičia. Ir galbūt tu kada nors jau numoji netgi ranką, žinai, kad, na, tiek to susitaiku, reiškia, aš esu verta tokioje aplinkoje būti, arba tai yra toksai mano vyras, arba tokia draugė ir čia nieko nepadarys, ar ne. Bet tu neturi kentėti, tu gali gyventi savo vidinę laisvę. Tu esi čia atėjusi tai patirti. Harmoniją viduj ir harmoningus, autentiškus, atitinkančius tavo savigarbą, tavo savivertę santykius. Visose partnerystėse, tiek romantinėse, tiek asmeninėse, tiek profesinėse. Tai dabar kas vyksta? Nuimkim tą dėmenį nuo to, kad tai nėra apie kitus žmonės. Kai pradedi, kai pradedi tai spręsti, kai supranti, kad tai kartojasi, iš tikrųjų, pirmas žingsnis yra tiesiog suprasti, kad tai, kas tave erzina kitame žmoguje, jo balso tonas, jo elgesys, jo drąsa, jų būdas kalbėti arba pasireikšti, nežinau, verslo teritorijai arba tiesiog gyventi, niekada nėra apie juos, beveik niekada nėra apie juos. Didžiąją daugumą atvejų tai yra apie tave. Tai yra apie tavo neišlaisvintą dalį. Ir kaip sakiau, kaip žadėjau pradžioje, pervesiu per tave per 4 tipus priežasčių, kaip tai tau asmeniškai, ką tai tau reiškia asmeniškai. Kad tu galėtum pati panalizuoti tas dinamikas ir pasižiūrėti, ką iš tikrųjų jos tave kviečia. Pasiruošusi. Taigi pirmoji dinamika yra tokia, kada tai yra veidrodis tavo pačios vidiniam konfliktui. Pavyzdžiui, aš duosiu pavyzdžius, gyvus pavyzdžius iš savo pačių klienčių, be abejo, anonimiškai, konfidencialiai gerbdama jas, tik tai dalinuosi detalėmis, pavyzdžiais, bendrinėmis. Pavyzdžiui, tave erzina tavo vyras dėl to, kaip jisai leidžia savo laiką, dėl to, kad tu esi ambicinga, disciplinuota, tu esi struktūruota, tu tiek daug pasiekiai versle ar profesiniam gyvenime, tu nuolat išsikeli tikslus, tu juos įgyvendini, lipi laiptais, o tavo vyras toks truputuką palaidas. Jisai šienauja pievą, kada nori, arba ant sofos yra ir tiesiog elgesi, atrodo taip, kaip jisai nori. Ir tu žiūri į jį ir galvoji, man netinka ar ne, tu nori vyro irgi tokio draivo matyti, nori matyti, kad jisai irgi ambicingas, nori, kad jisai irgi važiuotų su tavim, tavo tempu. Tai ką tai rodo? Dažniausiai tai rodo, kaip sakiau, vidinį konfliktą. Tai vidinis konfliktas gali būti tarp tavo laisvės troškimo ir tavo atsakomybės troškimo. Tavo pasąmonė, kai tu matai savo vyrą elgiantis tam tikrų būdų, jinai sako, pažiūrėk į jį, nes tai yra apie tave. Pažvelk atidžiau į save. Jis tiesiog išdidina tau tai, ką tu viduj pati turi neišsprendus. Kartais tai būna mano klientams apie tai, jos prašo vyro, kad jisai ten pasirūpintų vaikais, kad jinai turėtų daugiau veiklai, pavyzdžiui, laiko, arba turėtų kažkam laiko daugiau. Bet jeigu tu viduj pati nesi to sprendimo pripažinusi, validating į tavo pačios poreikius ir tu prašai jo leidimo, ar ne? Ar tai bus darbui skirti laiko, ar bus tavo hobiai išeiti pasivaikščioti ar pasportuoti, bet tu tarsi reikalauji iš to vyro to, kad tu pati nesi dar sau davusi, tu dar pati žiūri į tas
dvi dalis ir savęs, savo troškimo, tas vidinės dalis ir sprendi, tu turi konfliktą toj vietoj. Ir tau vyras veidrodžiuoja šitą konfliktą. Antras momentas yra, sakykime, tas pavyzdys su kolege. Pavyzdžiui, kolegė labai drąsiai komunikuoja savo paslaugas, jinai labai drąsiai pristato, reklamuoja, gal jūs turite tos pačius metodus, jinai viršūnė skina, tu tą patį darbą darai, bet ne pusės nepadarai, ar ne, sakykime, auditorijos prasme, arba, nežinau, pasiekimų galbūt, pardavimų, pavyzdžiui, tiek. O galbūt tai yra kolegė, kuri anksčiau pakyla, savo sąlygom dirba visiškai mažiau valandų negu tu, kai tu tuo tarpu sėdi prie kompiuterio ilgas valandas, bandai užsitarnauti tą gerą autoritetą kaip lyderė ar vadovė. Ir tave tiesiog erzina tai, kad kita moteris elgesi taip, kaip jinai nori savo versle. Tai reiškia, tau atrodo kaip pavydas, o iš tikrųjų tai yra užslėptas tavo sielos ilgesys. Tai yra tavo pasąmonė klausia, kodėl jinai leidžia daugiau savo. To, kad tu nedrįsti, to, ko tu irgi nori. Jinai tave trigerina ne todėl, kad jinai yra per daug. Jinai trigerina tave todėl, kad tu slopini tą savo dalį. Tu slopini tą savo pačios troškimą. Tai ne pavydas. Tai yra, tu ilgiesi tokios pat laisvas kaip jinai. Trečias momentas yra tas, kada iš tikrųjų tai dažnai būna artimuose santykiuose, ar tai būtų draugystė, ar tai būtų giminės santykiai, bet tave pykdo, bet kaip sakiau, draugės santykiai, kur jinai pasineria į tos toksinius išnaudojančius santykius, galvoja, o jei, kiek jinai ilgai ir niekaip nesupranta, ar ne. Labai dažnai tai moteriams yra susijęs su kita lytimi, priešinga lytimi. Tai yra, gali būti tiesiog vyrų išdavystė, palikimas, išnaudojimas ir panašiai. Tai šiuo atveju, ką tu matai kitame žmoguje ir tave pykdo, kito žmogaus elgesys, labai dažnai tai vėlgi yra ne apie jį, o tiesiog tavo empatiškumas per tą vietą, kur tu dar turi žaizdą. Tai yra tam tikras energetinis pralaidumas, tavo žaizdos, va tas skausmas rezonuoja su to kito žmogaus skausmu. To kito žmogaus skausmas ataidi tavo pačios skausme. Ir tada tau išsižiebia tas skausmas, tau labai skauda, tu nejauti savo skausmo, bet tu išpuliuoji į tą kitą žmogų. Tai yra tada, kada yra iš tikrųjų neišgydytas viduj skaudulys ir tu bandai tą jausmą pagerinti savo, kontroliuodama kitus žmonės arba bandydama juos pataisyti arba gelbėdama. Bet blogiausia yra tas, kad tu, kol neišgydysi savo žaizdos, va to stimulo, šito trigerinimo, būtent per žaizdos šaknį, tol tavęs negirdės. Tavo vedimas, tavo patarimai bus atstumti, tu nebūsi matoma kaip lyderė, kaip ekspertė šitoj srityje, tol, kol tu neišgydysi šito žaizdos. Tačiau gražus dalykas yra tas, kad kai tu išgydai šitą savo šerdinę žaizdą, kaip aš tai vadinu darbe su savo klientėmis, tai gali būti kelias į tavo pašaukimą šitam gyvenime. Tai aš dirbu su klientėmis nuo pradžių, nuo vidinės laisvės, nuo asmeninių tiesiog pasitenkinimų, nepasitenkinimų, iki jų lyderysčių, iki jų ekspertizių. Ir mes šitoj vietoje, jeigu tai yra klausimas apie ekspertiškumą, dažnai surandame, kaip tai paversti ekspertiškumu, kad tu galėtum iš tikrųjų ginti tą vertybę, kurią, sakykime, už kurią tu stovi aršiai, bet tai ateina iš tikro galios centro. Tu tampi gerbiama, girdima,
atpažįstama kaip autoritetas ir nebereikia tau tiek pastangų bandyti kažkam tai patarinėti ir nebūti už tai nei atlyginta, nei išgirsta ir tiesiog patirti nepasitenkinimą. Tai visų pirma kelias yra pačiam nueiti tą kelią, pačiai išsigydyti šitą žaizdą ir, kaip sakiau, dažnai tai atsirakina kaip lyderystės kryptis, pašaukimo kryptis. Tai, už ką tu stovi gyvenime, pasaulyje, bet tu gali kalbėti iš labai lyderiškos pozicijos vietoj žaizdos. Ir paskutinis momentas, ketvirtas momentas, kokia priežastis gali būti tavo trigerių išorinio, tai tie atvejai, kada tave pykdo ir, kaip sakiau, tai gali būti, kad tave pykdo žmonės, pavyzdžiui, tavo darbuotojai, nes jie tavęs negirdi, nes jie nevykdo tavo komandos arba tavo klientai, tavo auditorija. Tai yra taip gyva moteris, ant taip gyva, aš pati tame esu buvusi ir galiu šiandieną tau pasakyti, kokia priežastis yra to. Priežastis yra ta, kad žmonės, su kuriais tu kalbėsi, nederi su tavo dažniu. Dažnai tai vyksta per įrodinėjimą, jiems bandymą papasakot, kad tave išgirstų, bet tu kalbi ne su to sąmonės žmonėmis. Tie žmonės niekada tavęs neišgirs, jie yra ne tame sąmonės lygmenyje, tu tik tai po tos esi, bandydama jiems paaiškinti tai, ko jie negali dar girdėti ir suprasti. Ką tai sako? Pakeisk savo dėmesį, pakeisk savo fokusą. Laikas tau iš tikrųjų vesti ten, kur yra tavo užduotis, vesti kalbėti su tais žmonėmis, su kuriais tu iš tikrųjų nori kalbėtis. Nes tai, su kuo tu kalbėsi, yra nesuderimas dažnis. Tai iš tikrųjų yra dažnai tada, kada tu jau tai numanai, tu tik tai pati savo neleidai pakeisti auditorijos, pakeisti tų darbuotojų. Tu tiesiog kenti ir ilgai kentėjusi pradedi pykti. A, Laikas kalbėti ne tiems, kurie tave pykdo, bet laikas girdėti, kalbėti su tais, kurie girdi tave iš pirmo sakinio ir kurie iš tikrųjų vertina tai, ką tu duodi, tai, ką tu siūlai, arba tavo verslo visą teritoriją, arba tavo paslaugas ir produktus. Tai jeigu tu mane klausai iki šitos vietos ir iš tikrųjų atpažįsti save vienoj ar kitoj situacijoje, arba santykiuose, asmeniniuose, romantiniuose, arba profesinėse partnerystėse, atsimink, kad tavo trigeriai nėra kliūtis, nėra klaida, nėra kažkas tai blogai apie tave, jie yra tavo kryptis į tavo lyderystę, į tavo laisvę ir jie yra tavo galios užtaisas. Tai yra tavo gale, nori būti neslopinama ir nenutaikoma neproduktyviai ir žalojančiu būdu. Nes iš esmės, jeigu tu nesuvaldysi šito savo ugnies, to trigerio, o tiesiog degsi viduje, tai be abejo tai ir tave sudegins viduj, sunaikina tiesiog daug moterų bandė nutilėti, santykiuose būti geros, būti tylios, susitaikyti, bandė ir joms tai nepavyko, nes mes jau žinom, ar ne, tai tampa dar didesniu emociniu užtaisu, kuris pasireiškia tada, kada tu neprognozuoji, tada, kada tu nesukontroliuoji, tada, kai tai tampa tokiu dideliu, kad prabliūkšta ir tai gali sužaloti daugiau negu to, ko tu iš tikrųjų vengi. Tai yra išspręsti, to resolve, išspręsti tą vidinį konfliktą, išspręsti tą žaizdą, išspręsti tą emociją kažkokią viduje. Ir tada tai tavęs nenaikina, nedegina ir tu neturėsi baimės, kad tai gali sudeginti tau svarbius santykius ir aplinką, kurio iš tikrųjų nori jausti tiesiog harmoniją, santykių gerovę ir pritraukti galiausiai, kaip sakiau, ne tik tai pritraukti tos pačius, kuriuos tu pritrauki, jeigu tu viduj turi to šešėlinio dalių, tų trigerių turi, tų neužtaisytų, neištaisytų tų tokių emocijų ar ne, nepakoreguotų viduj iškreiptų emocijų, sakykime, tai tu be abejo tampi ir
pritraukėja tokių patirčių. Kai tu tai išsprendi, tai, ką tu pritrauki, tiek romantinių partnerysčių, tiek profesinių partnerysčių, tiek asmeninių partnerysčių atžvilgių, tampa tikri santykiai. Tikri, pagarbus, abipusiškai vertinantis santykiai ir partnerystės. Ir jeigu tai yra kažkas, ko tu ilgiesi šiuo metu, tai yra vieta, kurioje aš galiu tau padėti. Jeigu mes matomės pirmą kartą, mano vardas yra Viktorija Sage, esu moterų klėstėjimo ir sėkmės mentorė. Padedu moteriams būtent tai iš sėkmės, asmeninės ir profesinės, per spaudimą, per perdegimą ir išsekimą ateiti į magnetišką sėkmę. Tai yra sėkmė, kuri nereikalauja tiek daug pastangų ir tu esi matoma, išgirsta ir vertinama savo asmeninėse ir profesinėse partnerystėse, tiesiog būdama laisvai savimi. Vedu ne tik tai, kaip sakiau, vedu klientes visuose jų kelionės taškuose, ten, kur tu esi, priklausomai nuo taško, kuriame tu esi. Tai gali būti tiesiog tavo asmeninio gyvenimo troškimas, būti laisvai savo santykiuose su kolegomis, savo santykiuose su savo draugėmis, savo santykiuose su savo asmeniniu romantiniu partneriu, arba tai reiškia vidinės laisvės įkūnymas, arba tai gali būti, arba ir gali būti tai tavo lyderystėje. Tai reiškia, tai gali būti tavo, kaip tu jautiesi ir valdai ir vedi savo komandą, savo klientus, savo auditoriją, kaip tu jautiesi savo teritorijoje kaip lyderė, kada iš tikrųjų tampi matoma kaip autoritetas, išgirsta, atpažįstama, vertinama. Tai Tai yra vidinė laisvė, tai yra žaizdų pagėjimas labai stipriai. Jeigu kai kurios moteris turi tų dalykų nepraėjusios, tai yra tiesiog moteriškumo konfliktai, kuriuos mes turim arba su savo pačiu moteriškumu, arba su kitų moteriškumu išoriai, arba su priešingu poliu, tai yra vyrišku poliu. Ir tai galiausiai yra apie sugrįžimą į savo pašaukimą, kuris gimsta iš to, kad tu pati praėjai. Tai gali tęstis iki tol, kol mes pertvarkom tavo verslą, taip ir tavo komunikaciją, tavo vidinę būseną, vietą, iš kurios tu ateini, kad pritrauktum aukštesnės kokybės santykius, bet turėjimo save įrodyti asmeninėse ar profesinėse partnerystėse. Ir dažniausiai mano darbas tai nesiremia tiek strategija, nors mes šiek tiek pakoreguojame žodžius, kaip tu sakai, iš kokios vietos tu ateini, kas kada turi eiti, kad būtum išgirsta arba pamatyta, bet tai yra tik tai maži niuansai, nes tu, jeigu klausaisi manęs, jau supranti, kad tai nėra formulė, kurią tu išmoksi logiškai, mentališkai, tai yra apie tavo jausmą viduj. Ir jeigu tu nori jaustis viduj iš tikrųjų laisva, iš tikrųjų magnetiška, iš tikrųjų spindinti, kas įvyksta mano klientams tuo met, kai jie išsprendžia tuos vidinius konfliktus ir negatyvus, keičiasi pas tavo veidas, balsas, tonas. Tu tiesiog pradedi švytėti iš atsipalaidavimo, magnetizuoti vietoj išspaudimo, šaukimo, triukšmo ir įrodinėjimo. Tai prisimenam, ką šiandieną kalbėjau, tai yra, kad tai, kas tave erzina išoriai, ne visada yra trukdis. Dažnai tai yra kryptis į tavo laisvę, į tavo augimą, į tavo tiesą. Ir kada tu pradedi skaityti tos triggerius ir savo reakcijas ne kaip klaida, ne kaip kažkas tai blogai, negatyvaus, tada tai tampa iš tikrųjų tavo lyderystės pradžia, tavo moteriškos lyderystės pradžia. Ir šita moteriška lyderystė gali būti ir santykiuose, romantiniuose, asmeniniuose ir profesinėje veikloje.
Tai mes kalbėjom apie 4 tipus trigerių priežasčių, kur vienas yra veidrodis tavo vidiniam konfliktui, kitas yra atspindimas tavo slopinamas troškimas, kur tu neleidi savo to, ko tu iš tikrųjų nori. Trečias yra neišgydyta žaizda, tai yra skausmo kilmė. Ir ketvirtas tai yra ne ta erdvė, dažnio netitikimas. Jeigu išklausai manęs iki galo, jauskis laisva padėti komentarę, kuris būtent šiuo metu iš šitų 4 tave labiausiai trigerina. Kaip tu manai, pirmas, antras, trečias ar ketvirtas, man bus labai įdomu išgirsti, gali tai parašyti man ir asmeninę žinutę. Ir jeigu jauti, kad tu esi pasirengusi tame taške, kur iš tikrųjų jau pavargai nuo to, pavargai nuo tos įtampos, pavargai nuo to nematymo, negirdėjimo, nevertinimo, tiesiog pavargai net ir sekinti savo energiją, bandydama išspręsti tais senais būdais, matai, kad tavo senos formulės ir strategijos neveikia, iš tikrųjų nepadeda ir ta problema tik tai gilėja arba asmeniniam santykiai, arba profesinėme ir tu prieėjai tą tašką, kada tu esi pasirengusi išspręsti tai ir susigražinti save į savo galios centrą, į savo laisvę ir eiti ten, kur tave šaukia, tai yra ten, kur tu trokšti būti savo gyvenime ir versle, lyderystėje. Aš kviečiu tave susisiekti su manimi, nes mano mentorystės erdvė yra būtent tam skirta. Tai kada susisieksi asmeninę žinutę Victoria Sage, bet kurio socialinių tinklų, aš su tavimi komunikuosiu ir mes galėsim tiesiog pasikalbėti, kaip aš galiu padėti specifiškai tavo situacijai. Čia į tavo vidinę laisvę, į tavo pašaukimą, į tavo lyderystę. Iki.